ačiū pagarimui, Lebonui, nežinau, iš kiek kitų savivaldos vadų, matau vienus pareigūnus, bet brangieji, tikrai be galo džiaugiuosi šiandieną turėdamas progą būti jūsų tarpe. Svarbiausia, kad važiuodami čia aiškinamės, kaip kirčiuoti markininkai ar kitaip, bet dabar išgirdau ir atrodo pataikiau. Ačiū Jums, konfirmai. Kaip ten bebūtų, jaučiuosi arti žemės. Arti žemės ta prasme, kad šiandieną čia esame ne biurokratų susibūrusi bendruomenė, bet žmonės, kurie gyvenam šiandieninį, normalų, nebiurokratinį gyvenimą ir jaučiame tą pulsą mūsų valstybės. Ir šiandieną kalbėdamas su jumis tikrai nenoriu būti, kažkoks oficialus, noriu girdėti jūsų nuomonę, noriu pajusti tą pulsą ir ypatingai žinant, kad gyvename ne per, sakyčiau, lengviausią laikotarpį mūsų gyvenime. Tačiau, kaip tik, kad Konsimas čia užšoko man, kažkiek pakartodamas mano žodžius, aš tikrai nuoširdžiai galvojau ir galvoju dabar, kad reiškia ne kas kitas, bet Lietuva atėjo iš čia. Ir turiu galvoj ne iš miesto, ne iš civilizuotos aplinkos, reiškia, kuri ir triukšminga, ir užteršta, ir nežinau, reiškia, kaip ją bet vadintume. Bet čia buvo pradžia, čia vyksta procesas, nors ir sunkus, bet man atrodo, kad ir tas dvasinė stiprybė, kuri šiandieną mus atlaikė ir išlaiko šiandieną niekur kitur. Tai aš ją vadinu tyliąją daugumą. O tai darau, kaip sakant, tikrai nuoširdžiai ir sąmoningai. Matome, reiškia, daug kas ir jums, ir man nepatinka Lietuvoje šiandien. Jaučiame tos sunkumus. Daug ką galėtume daryti kitaip. Ir galbūt galėtume triukšmingai reaguoti tą viską. Taip kaip matome kai kur Europoje šiandieną. Ir daužoma, deginama, naikinama, viskas kita. Tačiau turbūt tai ne mūsų būdui, ne mūsų charakteriui. Matydami tą, kaip sakant, dar daugiau savyje susikaustome, sukandame dantis ir net nemurmėdami, reiškia, stengiamės daryti tai, kas būtų geriau. Ir aš jaučiu, kad tas ir čia, reiškia, aš beveik esu tikras, kad kiekvienas iš mūsų panašiai jaučiasi. Tikėkit man, reiškia, matau ir aš daug ko blogo. Ir norėčiau garsiai šaukti. Ir kartais, kaip sakant, išsakyti, kad ne taip, o kitaip. Bet žinodamas, kad per tą šauksmą aš dar galiu sukelti dar daugiau triukšmo, dar daugiau sumaišties mūsų visuomenėje. Štai dantis sukandęs tyliai ir su kai kuriais tyliai pasikalbė ir galvoja, kaip spręsti ir ką daryti, kaip išvengti tų visų problemų. Tokia šiandiena yra Lietuva.